Gorkio automobilių gamykla įvairių modifikacijų automobilius Volga gamino nuo 1956 metų gruodžio iki 1970 metų Liepos. Per šį laiką automobilis buvo nekartą modernizuojamas, pasikeitė ir išorinis apipavydalinimas. Yra 3 pagrindinės modifikacijos, paprastai vadinamos žvaigždė, ryklys bei banginio ūsai. Iš tiesų gamykla 4 kartus keitė bazinio modelio indeksą. Be to, kiekvieną kartą pradedant leisti naujos modifikacijos modelį būdavo pagaminama taip vadinamų pereinančio modelio partijų. 1962 metais buvo atliktas paskutinis radikalus Volgos išvaizdos pakeitimas. Trečios laidos automobiliai skyrėsi radiatoriaus grotelėmis su 36 vertikaliais plyšiais, buferiais apačios dekoravimu, gamyklos ženklų, pažibinčiais, galiniais žibintais bei galinio numerio apšvietimo žibintu. Labiausiai akis krintanti detalė tapusi ir pačios Volgos simbolių šokantis elnias taip pat išnyko nuo kapoto. Salono apdailai panaudotos naujos medžiagos. Kartu su nauju buferiu priekyje atsirado ir buksiravimo kabliai. Stipriai modernizuotas buvo ir variklis, jo galingumas pakeltas iki 75 arklio galių. Patobulinta priekinė pakaba. 1964 metais gamykla atliko paskutinę Volgos modernizaciją. Iš išorės niekas nepasikeitė. Automobilis gavo sustiprintus priekinius lonžeronus bei priekinių ratų guolius. Buvo modernizuota priekinė sėdynė, pažeminta pagalvė ir padarytas reguliuojamas atlošas. Padidintas salono šildytuvo galingumas, modernizuoti priekinio stiklo valytuvai, variklio temperatūrinio režimo pagerinimui pakeista vandens pompos konstrukcija. Universalo modifikacijai sustiprintos lingės. Susidomėję 21-ąją Volga ir jos istoriją užsukome pas Eugenijų Malinauską, kuris būtent mūsų ieškomą modelį ir laiko savo garaže. Eugenijaus Volga pilnai restauruota, prie jos praleista ne viena diena ir naktis, tad rezultatą matote patys. Kaip teigia Eugenijus, 21 Volga pats tinkamiausias automobilis restauracijai, kadangi problemų su dalimis nėra, viską galima pasigaminti pagal užsakymą. Gal ten reikia biškutį, kai sako, kiekvienas restauratorius atrast prie ko prisikaminti, iki išlaižymo dar reikia kokią savaitę padaryti, bet šiaip jau pusė bėdos čia, iki originalo viskas yra. Ar daug darbo ir laiko įdėta? Išeina to laiko, žinai, to darbo, bet čia taip daugiau apie Volgą negali dėjuoti, yra dar tų detalių originalių, rankom nereikia daryti kažkokių ten ypatingų, kaip pagrindė keitė ten slenkščius, karobkės, viską galim nupirkti originalių ir sudėti. Tai gal lengviausiai modelis, kuris pasiduoda restauracijai, kadangi yra saitai internete, ten Sankt Peterburge yra gaminami ir vairai ir visas kitas plasmasėlės. Iki autentikos tai gal daromas automobilis lengviausiai. Aišku, nėra taip pigus malonumas, bet viską įmanoma gauti. Eugenijus paklaustas, kodėl būtent 21 Volga atsirado jo restauruojamų automobilių sąraše, atsakė, kad tai automobilis su istorija. Istorija, kurią būtent pats Eugenijus ir matė iš arti. Pasak Eugenijaus, būtent ši priežastis ir pastumėjo jį restauruoti ne kokį kitą vokišką ar amerikietišką, bet rusišką automobilį. Su amerikietiškais jokios istorijos. Čia aš atsisėdu, reiškia, į tą automobilį, aš tokiam automobilį sėdėjau prieš 30 metų, kai mane tėvelis paliko mirdamas, tokia pat žalia Volga. Aš ją vėl turiu, taip užmerkęs akis, galvoju, kad man vėlgi kokį 20 metų, tas pats kvapas, tas pats pojūtis, surandu galimybę grįžti į praeitį, važiuodamas su 21 Volga. Pokalbį su Eugenijumi pabaigėme skambia fraze, kuri turbūt privers nusišypsoti ne vieną senų automobilių mylėtoją, na ir šiaip vyrą. Visiems Lietuvos vyrams, šiaip ir kitiems besivaikantiems mados, 21 amžiuje reikia turėti būtinai 21 Volga, kad būtum absoliučiai madingas ir gyventi su laiku. Reportažų ciklą iš apsilankymo pas Eugenijų Malinauską tęsime kitą savaitę, kur jo mokinys Šarūnas pristatys savo restauruotą GAZ 66 automobilį. Tad nepraleiskite laidos.